jūsų komentaras šioks toks apie rungtynės? Nieko, buvo vėl kova, manau. Viskas sprendėsi gale, nesuždėm galvą. Ten ir ten truputį gynybai puolimui padarėm klaidų. Svarbiausia turbūt kamuolius pralaimėjom, tai ir ta priežastis pralaimėjimo. Gal padarėm klaidų per daug. Ar nustebino šiandien ko nors pasalai? Ne, kad kažkaip, aišku, nauji pirkiniai, ten gal Pocio žaidimas kažkaip neakcentavom labai, kad tiekimėsis. Aišku, tos, naujokai Vatsonas paėmė tų kamuolių. Ką žinau, dar visas sezonas prieš akį dar. Kažkaip iš tų vienų varžybų labai negalime spręsti nieko, aišku, pralaimėjom, nėra gerai. Tas gyvenimas tęsis, aš manau. Pačiam rungtynė šiandien nelabai suklostė, išėjot į aikštelę ir paskui ilgam atsisėdot ant suoliuko, čia perdegėt, ar formos dar nesat įgavęs? Nežinau, ta forma, aišku, dar pas jūs neauksinė, bet yra kaip yra, kiek žaidžiu tiek. Ką padariau. Aišku, galėjau geriau sužaisti, nesužaidžiau, tai mano kaltė. Tai daug diskusijų kyla dėl to, reikalingas ar nereikalingas šitas prezidento turnyras, kad komandos dar nėra įgyję formos ir taip toliau. Kaip jūs manote, ar verta rengti tokį turnyrą? Aš žinau, aišku, gaila, nebuvo pilna halė, tai čia šiaip nuostabu, nes visada jinai būna pilna, kai žaidžia Vytas Žalgiris, plius ta prezidento taurė ir nebuvo pilna halė, aš nežinau. Dar sezonas tik prasideda, aišku, vėlavo prie mūsų, vėliau prisijungė žaidėjai du, treneris gal truputį per anksti, bet čia ne man spręsti. Treneris neseniai, kaip jau minėjot, prisijungė keli pagrindiniai žaidėjai, kaip jūsų komandos forma? Dar reikia nušlifuoti kelis dalykus, dar yra naujų žmonių, aišku, praradom savo vedančius žaidėjus, tai reikia kažkam kitam atsiskleisti, dar reikia daug dirbti, kad būtų rezultatas.